19:00. Šviežiai iškeptas tėvelis šokėjas Saulius Skambinas Taip reaguoja policija iškvietimus. nepraranda budrumo užgriuvus naujiems rūpesčiams. Visas pasitempęs, jis patruliuoja Kaune. Gavom iškvietimą, kažkur žmogus vien apatiniais vaikšto, laksto ir juokina publiką. Gal žmogų apiplėšė? Policijos patruliai kartu su Sauliumi žengia į parduotuvę. Kol kas nuogaliaus nematyti. Labą vakarą, nuveikęs. Kur tas nuogalis čia jūsų? Įtampa didėja. Juk šaltą rudenio vakarą būti nuogam nėra normalu. Vyras gali būti pavojingas. Alio, kalbiamasis. Labas vakaras. Ką tu čia veiki tokiam stovėje? O kas to nutiko? Kas atsitiko? Pametė rūbus? Aš žinau, čia kažkada vienu šaltas. O kur gyveni pats? 4-7. Tu iš namų taip išėjai? Jo. Šitaip? Vartoji narkotikus? O kada vartoji paskutinį kartą? Kada vartoji paskutinį kartą? Apsvaigęs nuo narkotikų vyrukas nesugeba atsakinėti pareigūnų klausimus ir paaiškinti, kodėl jis pusnuogis atėjo į parduotuvę. Kaip tu čia papuolė iš visą parduotuvę? Čia išpjauta pas mane. Kada vartoji paskutinį kartą narkotikus? Šiandien vartojai? Vartoja, bet blogai matėsi. Visa laimė, jog šiuolaikinis Tarzanas neagresyvus ir nepuola pareigūnams į atlapus. Tai atveš drabužius su komisariatą, vis tiek atvažiuos. Dėl viso vyto jis yra kinga. Saulius Skambina pribloškė toks neeilinis vaizdelis parduotuvėje. Taip, stipru. Šokėjas vis galvoja, gal narkomaną kas apiplėšė. Kas atsitiko? Kaip atsitiko, kad tu iš viso vien sutrusi? Matau, kad čia nes biškutį nekas. Gal šalta, ne? Kiek tų metų? Matau, gal. Drebantis vaikinas mažai ką sako, tačiau kad jis neseniai susileido dozę, atsimena. Man tai atrodo, kad tave biškutį kažkaip ten apiplėšė, ne? Negali būti? Ar čia iš namų išėjai, tai ar tu net neatsimeni? Narkotikus biški vartoja, ne? Jo. Ir dabar po dozės? O vienas bute buvai? Šaltas žmogelį labai iš tikrųjų. Tai tu neatsimeni, kaip atėjai į parduotuvę nuogas? Jau šaltas. Nemaniau, kad galima tokiu laiku išeiti visiškai apsinuoginus ir dar į parduotuvę. Jis ten matomai kažką gal apsipirkti norėjo, nežinau. Bet galbūt žmogelis sušalo ir atėjo pasišildyti. Jisai visiškai kalba su angelais. Matomai pavartojęs kažko tai. Ir užduodami klausimai būna, jis visai ten savo randus rodo tik tai ir panašiai. Taip, kad jį reikia tikrai kažkaip tai kažkur tai vežti šiaip. Šituo atveju aš manyčiau, kad jam galbūt bus tiesiog suteikta socialinė pagalba. Kažkokio ypatingo pažeidimo jisai kaip ir nepadarė. Įtarimas tik, kad jisai vartoja narkotikus. Greičiausiai atliks medikai tyrimą, ar jisai šiuo metu apsvaigęs nuo narkotikų. Toliau spręs komisariato budėtojas. O šiuo metu jam tikrai žmogui reikia tiesiog pagalbos.